Pradėsiu nuo 1959, kur nuotraukoje su seneliu Šalčiu ir mergytė Snaige man 4 metukai. Tėvai sakė, kad šventė vyko tuometinio Laisvės fabriko klube. Taip, tai tas pats vilnonių audinių fabrikas Laisvė, kuriame tuomet dirbo gal pusė Kretingos. Mažas dar buvau, neprisimenu to laiko. Užtat prisimenu, kad namuose eglutę puošdavome ypatingai gražiais stikliniais žaisliukais. Jie man ir dabar tebestovi akyse. Ir dar saldainiais, pakabintais ant eglės šakelių. Iki švenčių tų saldainių stebuklingų būdų sumažėdavo, nes vis rasdavau būdą mamai nematant pasisaldinti savo gyvenimą. Praėjo keli dešimtmečiai. Ir štai, iš kitų kalėdinių nuotraukų jau žvelgia mano sūnus, vaikystėje lankęs darželį Žibutė ir ten dalyvavęs kalėdiniuose vaikų pasirodymuose. Kiek ūgtelėjus jam teko groti smuiku pačiam kalėdų seneliui ir iš jo, kaip matyti, gauti kažkokią ypatingą dovaną. Laikas bėga. Galėčiau prie šių vaizdų pridėti dar ir anūkės kalėdinės nuotraukas ir tai jau būtų 3 kretingiškių kartų kalėdų įspūdžiai. Tačiau šį kartą pirmenybę praeičiai. Linkiu visiems pačių gražiausių prisiminimų.